Sveiki Fama LT vartotojai. Šiandien pristatome jums naująjį iPhone 4G. Čia turime 16 GB modelį. Pirmas dalykas, ką pastebime, telefonas yra ryškiai plonesnis, ploniausias iPhone'as ir turbūt bent jau kol kas tai ploniausias išmaniausias telefonas pasaulyje. Tikrai labai plonas, jau visai kitoks jausmas laikant rankoje negu tarkim 3G. Išvaizda telefono irgi puikiai. Manau, kol kas tai gražiausias iPhone'as. Apple tikrai pagerino dizainą, tikrai daug gražesnis telefonas, patys matote. Pakeistas garso mygtukas, dabar jų 2, na tai smulkmena, bet atrodo gražiau. Įdomiai montuota antena, ji yra štai čia. Sklando gandai, kad apėmus telefoną visa ranka, tai pilnai dingsta ryšys. Na, manau, kad tai yra tik tai gandas. Man niekad nebuvo dingęs ryšys, kad ir kaip aš būčiau tą telefoną apėmęs. Šis iPhone'as turi 1 GHz procesorių. RAM irgi atnaujinti. 2G turėjo 128 MB RAM, kas irgi netiek jau ir mažai kaip telefonui. 3GS turėjo 256 MB, o štai 4G turi net 512. Tai tikrai daug. Retas telefonas tiek turi, net ir kalbant apie išmaniuosius. Aišku, šios naujovės ryškiai pagreitina iPhone'o darbą, bei suteikia galimybę naudotis naujausią programinę įrangą. Šiems atnaujinimams, aišku, reikia daugiau energijos, todėl Apple įdėjo didesnę bateriją. Dabar iPhone baterija normaliai naudojantis laiko apie 2 dienas, o tai daugiau negu gali 3GS. Tai kokiagi ta naujovė multitaskingas? Na, paprasčiausiai tai yra galimybė vienu metu naudoti 2 programėlės. Pavyzdžiui, aš nueinu į nustatymus, čia pasirenku, tarkim, Safari nustatymai, čia dar kažką pasirenku, na ir neuždarydamas parametrų skyrelio, galiu nueiti į kažkurią tai kitą programėlę, tarkim, į užrašų programėlę. Čia kažką tai parašyti, padaryti ir paskui 2 kartus greitai paspausdamas namų mygtuką galiu vėl sugrįžti į parametrų skyrelį ir sugrįšiu į tą pačią vietą, kur aš buvau. Tai bus ne bet kur, na, ne iš naujo atsidarinėsiu parametrų skyrelį, o atidarysiu tą pačią vietą, kur jau buvau. Ši naujovė labai pravarti. Tarkime, žaidžiant žaidimą jūs norite parašyti žinutę arba norite pasididinti ekrano ryškumą. Jums nereikia uždarinėti žaidimo, jūs tiesiog galite jį sustabdyti ir pasinaudodami šią naują funkciją nueiti į parametrus, paskui vėl sugrįžti į žaidimą. Labai nedaug išmaniųjų telefonų turi šią galimybę. Ir tai pirmasis iPhone'as turintis šią galimybę. Netgi iPad'o pirmoji versija šios galimybės multitaskingo neturėjo. Apple įdėjo ir naują ekraną. Jo rezoliucija 960 pikselių prie 460. Kągi suteikia daugiau pikselių? Na, savaime suprantama, viskas atrodo daug gražiau, ryškiau, bet to ekranas gerai matomas, net krentant tiesioginiams saulės spinduliams ar žiūrint iš šono.
Fotografuoja iPhone gan gerai. Sakytumėte, jog jo kamera tik 5 megapikselių, bet nuotraukos išeina geros. Taip yra dėl to, kad telefonų gamintojai dažnai naudoja reklaminį triuką. Fotokamera turi daugybę parametrų, bet ar jūs jais domitės? Daugumai žmonių vienintelis kokybės rodiklis – tai kiek megapikselių turi kamera. Todėl telefonų gamintojai į telefonus dažnai įdeda prastai subalansuotas kameras su daug megapikselių, tačiau iš tikrųjų prastas ir pigias. iPhone'ų kameros gerai subalansuotos, todėl nuotraukų kokybė sąlyginai puiki. Taip pat dar viena naujovė – iPhone turi LED blyksnę, galime ją dabar išbandyti. Nu. iPhone 4G filmuoja irgi gan gerai. Fotografuojant yra du režimai, įprastas ir aukštas. Filmuojant yra tik tai vienas režimas. Pavyzdį būtinai įdėsiu. iPhone 4G taip pat turi ir kamerą priekyje. Štai čia. Galime ją įjungti. Na, gal ne itin pravarti naujovė, bet visgi galbūt kai kurie iš jūsų naudosi šią funkciją. Kamera yra paprasta, VGA, ne tokia gera kaip gale, tačiau ją irgi galima filmuoti ar fotografuoti. Dar vienas pastebėjimas apie iPhone 4G, tai jog jūs negalėsite naudoti bet kokios SIM kortelės su juo. Perkant Amerikoje iPhone'ą, jūs perkate iš karto su sutartimi, tenais duoda specialią SIM kortelę. Jūs, tarkim, labas kortelės negalėsite iš jūsų įsidėti. Čia viena iš naujesnių kortelių. Ir matote, netelpa ne tik pati kortelė, bet netelpa ir labas mikroschema. Aš bandžiau apkarpyti tą kortelę labas. Čia kita labas kortelė. Bet jos mikroschema vis tiek niekaip netelpa, todėl jūs turbūt turėtumėte eiti į bitę, prašyti, kad jums duotų specialią, gal mažesnę kortelę su mažesnė mikroschema, norint naudotis labas paslaugomis su iPhone. Tarkim, Telemaximos SIM kortelė taip pat per didelė, bet mikroschema pati šita yra daug mažesnė, todėl apkarpius Telemaximos kortelė tilptų. Na, toks savotiškas kaip ir nesusipratimas. Turbūt jums galėtų padėti jūsų tiekėjai, galbūt parūpintų tų kortelių su mažesniomis mikroschemomis, bet tikrai nepatogi naujovė.